Labas, aš Paulius iš Šepo. Šiandien testuosim Decathlon krepšius naujus. ADVT 900 nauja serija. Kitokia spalva. Anksčiau buvo juodi, šį kartą smėlio spalvos. Kamo? Kaip čia vadinasi, nežinau. Laikiklis berods toks pats kaip anksčiau. Galinio krepšio. Krepšys, va, kaip matot, jau krepšiai su gražiais raštais ateina. Daug visko, daug yra svorio iš tikrųjų. Ypač tas galinis, kai paėmė toks bet jisai ir jaučiasi, kad stiprus, kad, ta prasme, daug gali svorio prikrauti į patį, jisai daug atlaiko. Ir aš čia įsidėjau iš tikrųjų nemažai, tilpo ir palapinė, ir kilimėlis žiemenis storas, kur 10 comų prisipučia. Tai jo, čia rimtas daiktas. Panašu, kad gali babutės uogienės vežti. Tada centrinis krepšys. Pažiūrėk, kaip idealiai telpa į dviratį. Neįtikėtina. Yra klausimų dėl pritraukimo. Kažkaip man čia priekinė dasitraukia. Dirželis per trumpas, bet čia menknikis. Iš tikrųjų, krepšiai yra lydyti. Tai reiškia, kad jie nesusilėjom, per kurias labai mėgsta vanduo įlysti ten giliai. Ir yra problema su tais krepšiais, o kai lydyta yra, tai niekur tas vanduo nepraeis. Nežinau, nebent gal per užtrauktuką, bet šitas krepšys pagal idėją turėtų, jeigu jisai turi viduje oro, turėtų plaukti ant vandens. Ir taip pat du krepšiai, priekiniai, ant šakės, mažatūriai, jos telpa, pavyzdžiui, primusas, maistui pasišildyti, arba kilimėlis lygtis turėtų mano tilpt žeminis, netgi jisai visai platus. Ir principas tos, kad tiek galinis, tiek priekinis krepšiai užsisuka. Tai apie centrinį krepšį, kaip matot, turi du štaktukus, tai reiškia, kad yra iš karto paskirstyti du skyriai. Ten, kiek jaučiu, atsisega, tai reiškia, kad galima du skyrius sujungti ir naudoti tik tai kaip vieną didžiulį. Užtrauktukai atrodo visai gerai, patogus. Ir aš, čia žiūrėk, dar turiu kai ką, pasiėmiau dar į pabandymui Top-Tube bagą, kurį galima tiek per varžtus prisegti, tiek ir su dirželiais. Magnetinis prisegimas, yra keli lygiai, jeigu per vieną neprisisega, tai prisisegs per kitą. Fainai, aš neturėjęs magnetinio, iškart geras jausmas. Irgi neperšlampamas, aišku, peršlaps, jeigu bandysi skandinti, tai tikrai prigers arba per varžtus, arba per viršų. Tai va, pabandom gal uždėti, pažiūrėsiu, ar lengvai užsideda. Čia visai atrodo patogus raišteliai. Pas mane dėja rėmas be varžtų, tai aš tiesiog turėsiu su raišteliais. Jeigu turėčiau varžtus, tai tų raištelių iš vis nereiktų. Galbūt šito tik tai priekį. Tai va, bandau. Visai faini iš tikrųjų šitie užleidimo, nuleidimo mechanizmai, kuriais galiu patempti krepšį ir paveržti aukštynį. Paspaudžiu ir tiesiog traukiu. Tai nėra to tokio, kad reiktų ieškoti, kaip ten jį paveržti, užkabinti ir taip toliau. Susitaupo laiko. Tas fainai. Ką žinau. Nežinau, kaip per labai čia juda. Dar nepabandžiau važiuoti, tai gal pabandom. Okay, lekiam. Tai pravažiavau, patiko. Dar noriu papasakoti šiek tiek apie krepšius. Galinis krepšys išsiskiria to, kad gan talpus yra.
patogiai įsideda, aš jį galiu bet kada išimti. Tai yra diržai specialūs, kurie padeda man tai padaryti. Sekundės reikalas ir va, jau krepšys pas mane. Plius krepšys turi ventilį, kas reiškia, kad aš jį galiu geriau tą krepšį išspausti visą vandenį, optimaliau viską padaryti, užsuku visiškai waterproof. Rašo, kad krepšys yra IPX6, tai reiškia, tai krepšys yra labai neperšlampamas. Ką žinau, tai vieni pliusai apie šitą krepšį kol kas, na, gal tik tai svoris jo yra didesnis, bet, kaip sakant, geri dalykai reikalauja svorio. Tada šitas krepšiukas IPX3, aš jau sakiau, kad jisai šiek tiek turi problemų su vandeniu, jeigu tas vanduo iš apačios eitų arba iš labai kažkaip iš šono. Telefonui susidėti snacksam tinka, nieko naujo, yra laidų išėjimas. Tas pats yra ir su viduriniu krepšiu, yra iš čia iš šono išėjimas laidui, 2 skyriai, 9 litrai, IPX6, bandysiu aš jį nardinti ir pažiūrėsim, ar neskęsta. Na ir šitas, jisai kaip vandens krepšys yra padarytas, tai irgi IPX6 neperšlampamas 4 litrai vienas, 2 turėjo 8 litrai. Tai reiškia, kad šiuo metu aš ant savo dviračio galiu sutalpinti 4 plus 4, 8, plus 9, 17 litrų ir pamiršau, kiek anas krepšys. Pasižiūrėsiu internetą. Pasižiūrėjau, 15 litrų, tai 4, 4, 9 ir 15, 3, 4 litrai. Tai, žodžiu, pusę namų galima vežtis su šitais daiktais ir dar šitam kažkiek čia litras gal koks bus, 0,9, man atrodo. Tai va, daug galima vežtis daiktų, ne visada tiek reikia. Su šitais fainai, kad jeigu nereikia, tai vieną palieki, važiuoji iš 2 vienų ir jo, turi daug paslankumo, pavadinkim. Tai ką, imu tos krepšius gal ir pabandau panardinti į vandenį, pažiūrim, kas bus. Sorry, Decathlonai. Jo, tai pabandom eksperimentą, tai sakyčiau tradiciją krepšių tikrinimo. Kišam Decatlono ADVT 900 krepšius į vandenį, gal nenuplaut. O, žiūrėk, laikas. Iš šitą galima. Ką, man sunku išnardint bus. Neišeina panardint. Šitas tai jisai IPX6 tai turėtų gerai. Taip. Šitas biškai mažesnis, IPX3 tai turėtų greit prisent. Mano striukė tai turėtų taip per šlapiau. O burbuliukai eina pro šitą vietą, kur ištrauktukas. O, liur. Ištrauktukas, žodžiu, silpna vieta yra. Bet čia tu kaip keista, žiūrėk, šičia pro tą skylę neprieina. Nu, ko norėtų iš ištrauktuką. Jo, mano striukė šlapia. O čia kas gera. Taip palyginus nedaug, sakyčiau, vandens pribėgo. Nu, lydytos siūlės yra lydytos. Čia jau geriau nieko nerasi, nesugalvosi. Bet, nežinau, šiaip gerai padarytas krepšys, neturi ko prikipti. Tinka man puikiai rėmą. Rinkitės Decatlono krepšius, busit ne tik madingi, bet ir waterproofiniai. Tai va, išmaudėm krepšį, bet prisiminiau, kad dar norėjau parodyti, kaip atrodo vidus. Tai yra va tas skyrius, labai gerai susisega, geras velcro, viskas labai, sakyčiau, gerai apskaičiuota, iškirpta, geri tie užtrauktukai ir plus fainai, kad atlaikė šitą vietą, kur išsikišt gali savo žarną hydration pako. Tai jo, gal tiesiog susispaudė vanduo ir užspaudė vanduo tą skylę, bet krepšys gerai laiko, forma puiki, mano dviračių žiauriai tinka, I'm happy, ta prasme, gal ir man tokio reikia.